Sveiki visi, jūs žiūrite 67-ąją PHP pamoką ir šioje pamokoje kalbėsime apie abstrakčias klases ir abstrakčias funkcijas. Na ir abstrakti funkcija yra, sakykime, tiesiog funkcijos šablonas. Ir aš pradėsiu viską rašyti ir viso to eigoje aš jums viską paaiškinsiu, kadangi tai iš tiesų yra daug ką aiškinti ir tai suprasti tiesiog matydami. Tai galime pradėti, tai susikurkime iš pradžių abstrakčią klasę. Arba susikurkime iš pradžių paprastą klasę pavadinimu, tarkim, klasė, ar ne? Ir susikurkime abstrakčią funkciją. Abstract, raktažodis, toliau protected, nes bus, sakykime, protected tipas, to mokinamės praeitoje pamokoje. Ir toliau function, tarkim, klasė, ar ne? Funkcija pavadinimu klasė. Ir kaip matote, nereikia jokio kodo bloko, iš karto dedame kabliataškį. Ir tai yra todėl, kad abstrakčios funkcijos negali būti aprašomos tada, kai jos yra sukuriamos būtent naudojantis raktažodžiu abstract. Ir jų darbas turi būti aprašomas tuomet, kai mes, nors iki to dar prieisim, susikurkime dar vieną abstrakčią funkciją, irgi apsaugotą, pavadinimu, tarkim, vardas ir vieną naudos parametrą kintamai vardas. Tai tiesiog nustatysime, sakykime, vardą ateityje. Ir žiūrėkite, kas bus dabar. Mums meta klaidą. Ir tai yra todėl, kad mes bandome nustatyti šias dvi abstrakčias funkcijas, kai klasė nėra abstrakti. Kitaip tariant, klasė, kurioje yra kuriamos abstrakčios funkcijos, būtinai turi būti irgi abstrakti, todėl prieš tai prirašome raktažodį abstract. Ir dabar, kaip matote, klaidų jokių nėra ir galime dirbti toliau. Tai vėlgi, turime abstrakčią klasę ir dvi abstrakčias funkcijas, kurių darbą būtinai turime aprašyti ne pačioje šioje klasėje, o toje klasėje, kuri paveldės šią klasę. Nes, sakykime, jeigu, klasė yra abstrakti, tai, reiškia tai, kad ši klasė tikrai bus paveldėta, nes joje mes negalime, daryti... jeigu mes kuriame abstrakčią klasę, tai dažniausiai bus tokia klasė, kuri ateityje, kitaip tariant, vėliau kode bus paveldėta kitų klasių. Tai susikurkime dar vieną paprastą funkciją. Viešąją funkciją public function rodyti, ar ne? Ir šios funkcijos darbas būtų tiesiog atvaizduoti šios klasės funkciją klasėje. Kitaip tariant, mums atvaizduos tai, ką grąžins šios klasės funkcija klasė. Tai, sakykime, bus vykdoma ši funkcija ir mums grąžins rezultatą, kadangi mes naudojame echo metodą. Tai toks tos funkcijos rodyti darbas. Ir dabar, jeigu mes susikursime objektą, object new klasę, ar ne, ir bandysime vykdyti, nors ne, iš pradžių taip, nesikurkime objekto, o susikurkime klasę, kuri paveldės informaciją iš pirmos klasės. Ir tai padaryti galime paprastai. Taigi, kuriame klasę pavadinimu, tarkim, garažas, ar ne, ir jį paveldės viską extends iš klasės pavadinimu klasė. Arba, tarkim, pasivadinkime šią klasę namas. Bus paprasčiau. Ir garažas paveldės informaciją iš namo. Ir taigi, jeigu dabar mes bandysime, atnaujinsime puslapį išsaugoję kodą, mes klaidą, namai. Ir štai, mums meta klaidą. Ir ši klaida reiškia tai, kad klasėje garažas turi būti dvi
abstrakčios funkcijos. Kitaip tariant, klasėje garažas mes būtinai turime aprašyti šių dviejų abstrakčių funkcijų darbą. Kadangi čia jos yra abstrakčios, mes čia jų darbo aprašyti negalime. Jų darbo tai yra tai, kad tos funkcijos turi daryti. Tai jeigu, sakykime, PHP mato, kad mes paveldime informaciją iš klasės namai ir taip pat mato, kad joje yra dvi abstrakčios funkcijos, tuomet grįžta atgal į funkciją į klasę garažas ir joje turi būti būtinai aprašyti šių dviejų funkcijų darbai. Tai tiesiog, kai yra abstrakčios funkcijos, toje klasėje, kuri paveldės, sakykime, visą informaciją kartu su šiomis funkcijos, toje klasėje būtinai turi būti aprašytas tų funkcijų darbas. Tai tiesiog public function. Na, naudosime public, kadangi mes šias funkcijas išsikviesime iš išorės, na, toliau ateityje, ta prasme. Todėl rašykite šioje klasėje jau public, ne protected, ir dar kartą rašyti abstract nereikia, tik kuriant, ir toliau tiesiog pavadinimą klasė. Ir dabar galime jau aprašyti, ką, sakykime, būtent abstrakti funkcija klasė darys, būtent šioje klasėje. Jeigu mes susikursime dar vieną klasę, tarkim ten Buda, joje mes galėsime aprašyti vėlgi tą pačią abstrakčią funkciją klasę, tačiau jos darbas jau būtų kitoks, na, bet prie to dar prieisim. Taigi šios, sakykime, funkcijos darbas būtų atvaizduoti tekstą garažas ir breikas. Ir taip pat vėlgi yra klaida, kadangi mato, kad liko dar viena neaprašyta abstrakti funkcija ir mes būtinai turime ją aprašyti. Public function vardas ir ji turi vieną parametrą vardas ir šios funkcijos darbas būtų, na taip, čia mes tiesiog gražinkime reikšmę, nes kaip matote, mes čia atvaizduojame tai, ką mums grąžins funkcija klasė. Tai kai mato PHP, kad mes vykdome šios klasės funkciją klasė, mato štai šią funkciją klasė ir mato, kad ji yra abstrakti, toliau keliauja ten, kur, sakykime, ji yra aprašyta. Na, kitaip tariant, mato, kad čia ji yra aprašyta, mums grąžina tokį rezultatą, grįžta prie šios vietos ir mums tiesiog atvaizduoja tą rezultatą. Kitaip tariant, mums atvaizduoja tekstą garažas. Ir dvitaškis. Ir čia atvaizduokime jau, negražinkime, tiesiog vardas yra kintamasis vardas. Na ir dabar parodysiu visą esmę. Susikurkime objektą, jam priskirkime klasę garažas ir pasinaudoję objektu vykdykime funkciją rodyti. Mes galime ją vykdyti, kadangi garažas klasė paveldi viską iš namai klasės, o namai klasėje yra funkcija rodyti. Tuomet mums atvaizduoja tai, ką grąžins funkcija klasė. Mato, kad ji yra abstrakti, grįžta čia, mato, kad objektas yra, sakykime, būtent mūsų klasė garažas, tuomet įeina į garažas klasę, mato, kad čia yra aprašyta ta klasė funkcija, tuomet vėl grįžta čia, kur pradėjo tikrinti, grįžta prie šios funkcijos ir mums suveikia, sakykime, ta funkcija klasė, kuri čia yra aprašyta, mums tiesiog grąžina tekstą garažas ir mes jį atvaizduojame. Todėl pagal idėją dabar mes matysime tekstą garažas. Na, gal kiek painu, bet manau, link pamokos galo mes viską tikrai išsiaiškinsime. Ir taip pat vykdykime funkciją vardas ir nurodykime vardą, tarkim, Tomas. Ir štai rezultatas. Garažas, vardas yra Tomas. Na, kiek nelogiška, bet ne esmė. Ir dabar galime susikurti dar vieną klasę Buda. Ir tai, manau, kai mes viską pabaigsime, bus aišku. Taigi, jį vėlgi paveldi viską iš klasės namai, kaip ir garažas. Tai, sakykime, namai yra pagrindinė klasė, o garažas ir Buda, tai, sakykime, namo dalis.
ir mes paveldim visą pagrindinę informaciją iš klasės namai, tuo labiau, kad ji yra abstrakti. Ir čia mes vėlgi turime apsirašyti dvi abstrakčias funkcijas, kadangi mes kaip ir šioje klasėje, mes paveldime viską iš klasės namai ir mato, kad yra dvi abstrakčios funkcijos, mes būtinai jas turime apsirašyti. Tai nusikopijuokime, nes iš esmės beveik viskas bus tas pats, tiesiog čia pasikeiskime, tiesiog mums grąžins tekstą būda, ne garažas, o būda. Ir čia palikime tą patį, tai tiesiog ta pati funkcija vardas. Ir dabar parodysiu jau pačią esmę. Tai susikurkime dar vieną objektą, tiksliau pasikeiskime jį tiesiog nauja klase būda ir vykdykime tas pačias funkcijas rodyti ir funkcija vardas ir tarkim kokį nors vardą Robertas. Ir rezultatas bus toks. Garažas vardas yra Tomas, būda vardas yra Robertas. Na ir viso to esmė, kad mes turime vieną pagrindinę klasę, abstrakčią klasę, kuri turi dvi abstrakčias funkcijas. Mes jų darbo čia apsirašyti negalime. Tai, sakykime, yra funkcijų šablonai. Ir tie šablonai reiškia tai, kad klasės, kurios paveldės šią klasę, būtinai turės aprašyti šias dvi abstrakčias funkcijas. Ir jas aprašyti, kaip matote, galima skirtingai. Tarkim, garažas klasė gali vykdyti tas pačias funkcijas su tokiu ir tokiu darbu, o klasė būda gali vykdyti tas pačias funkcijas, kurios darys visai kitokį darbą. Na, tai sakykime, kai mes kūrėme kažkokį didelį projektą ar kažkokį žaidimą, sakykime, su PHP nelabai kas kūrė, bet jeigu mes kurtume kažkokį žaidimą, tai iš esmės mes sukūrėme dvi abstrakčias klases, ar ne? Ir tai, sakykime, klasė namai, žaidime būtų, tarkim, klasė monstras. Ir monstras turi dvi funkcijas, sakykime, atakuoti ir gintis, ar ne? Abstrakčias funkcijas. Ir toliau kūrėme klases su skirtingais monstrų tipais. Tai, sakykime, klasė garažas būtų ten koks nors samurajus, o klasė būda būtų ten koks nors vilkas, ar ne? Ir samurajus galėtų, sakykime, pulti vienokiu būdu ir, sakykime, funkcijos pulti darbas būtų toks ir toks. Toliau funkcijos gintis darbas būtų vėlgi dar kažkoks ten kitoks. Ir toliau vilko, būtent jau funkcija atakuoti, yra visiškai kitokia, mes galime rašyti visai kitus kodus ir taip toliau. Tai tiesiog esmė yra ta, kad pagrindinė klasė nurodo tai, kad visos klasės, kurios paveldės informaciją iš šios klasės pagrindinės, sakykime, monstras, jos būtinai turės aprašyti abstrakčias funkcijas. Ir tos abstrakčios funkcijos, yra, sakykime, pagrindinės monstro funkcijos. Pačioje klasėje monstras mes jo aprašyti negalime, nes monstrai yra skirtingi ir jie darys skirtingus dalykus, ar ne? Bet kai mes sukursime kiekvienam monstrui po klasę, mes galėsime naudoti, sakykime, tas pačias dvi funkcijas, tačiau jas vykdyti kitokiu būdu, sakykime, tiesiog jos darytų skirtingus dalykus. Manau, esmę jūs supratote, nes, sakykime, mes turime namą, ar ne, kuris turi, sakykime, funkcija klasė, kuri mums parodo, kokia tai yra klasė, ir funkcija vardas, tiesiog parodo kažkokį, sakykime, namo savininko vardą, ar ne. Ir turime dar viešąją funkciją rodyti, kuri mums atvaizduoja tai, ką grąžina funkcija klasė. O funkciją klasę mes aprašome jau būtent, sakykime, tose klasėse, kurios paveldi viską iš klasė namai. Ir kai mes paveldime tai, mes aprašome tas dvi klases vėlgi ir tiesiog toliau mes priskiriame tas garažas klasę objektui ir būda klasę objektui ir vykdome tas pačias funkcijas ir tiesiog rezultatas yra toks. Tai mums atvaizduoja, sakykime, klasę, žodį garažas ir tai reiškia, kad tai yra garažo, sakykime, klasė
ir, sakykime, garažo savininkas yra Tomas, toliau Buda ir Budos savininkas yra Robertas. Na, manau, gan aišku. Ir viso to esmė ta, kad funkcijos yra tos pačios, kadangi mes jas sukūrėme čia, bet jos yra abstrakčios ir jos gali daryti skirtingus dalykus. Na, priklauso nuo to, ką mes ten parašysime jas aprašant jau tose klasėse, kurios paveldės. Ir kaip matote, jos iš tiesų vykdo skirtingus dalykus, nes atvaizduoja, sakykime, skirtingus visiškai žodžius ir panašiai. Na, bet jie yra panašus. Na, bet ne tame esmė. Na, manau, jūs supratote. Tiesiog apibendrintai pakartosiu tik tiek, kad abstrakčios funkcijos yra, sakykime, tos funkcijos, kurios jas kuriant aprašomos, na, negali būti aprašomos, kai jos yra sukuriamos. Taip pat ta klasė, kurioje kuriamos abstrakčios funkcijos, taip pat turi būti abstrakti. Ir dar viena savybė ta, kad būtinai abstrakčios funkcijos tose klasėse, kurios paveldės viską iš, sakykime, klasės, kurioje yra sukurtos tos abstrakčios funkcijos, būtinai turės aprašyti tas abstrakčias funkcijas. Kitaip tariant, nurodyti PHP kalbai, ką tos funkcijos darys. Nes jas kuriant mes negalime nurodyti, ką jos darys. Mes galime nurodyti, tik jas, sakykime, deklaruoti, bet nepasakyti PHP kalbai, ką jos darys. O kai kažkokia klasė jau paveldi visą tą informaciją iš namai klasės, na, iš pagrindinės mūsų klasės, kurioje yra sukurtos tos abstrakčios funkcijos, mes viską apsirašome ir jau toliau vykdome, kai reikia. Na, tai esmė, manau, aiški, tiesiog abstrakčios funkcijos, abstrakčios klasės, tai yra, sakykime, funkcijų ar kitų elementų šablonai. Kuriant aprašyti jų negalime, bet klasėse, kurios paveldės informaciją iš tos klasės, kurioje jos yra sukurtos, jos tai yra kažkokie abstraktus elementai, būtinai turi būti aprašomi ir tiek. Tai tiek šioje pamokoje, tikiuosi supratote, bet iš tiesų netikiu, kad supratote, nes, manau, klaidingai kalbėjau, nežinau, galbūt užsipainiote ar panašiai, bet net tai iš tiesų yra paprasta, tiesiog nežinau, gal netinkamas pavyzdys buvo parinktas, bet manau, šiek tiek pasipraktikavę jūs tikrai visą tai suprasite, nes, na, apibendrintai abstraktus elementai, abstrakčios funkcijos ir panašiai, tai yra, sakykime, tiesiog kažkokio elemento šablonai, tai šiuo atveju funkcijos šablonas. Ir tas šablonas tiesiog duoda PHP kalbai suprasti, kad būtent tas elementas čia yra tiesiog deklaruojamas, o toje klasėje, kuri paveldės viską iš šios klasės, kurioje kūrėme tą abstraktų elementą, būtinai turime nurodyti, sakykime, to elemento darbą, na, šiuo atveju tos funkcijos darbą, ką ta funkcija darys. Nes kuriant vėlgi mes negalime nustatyti, ką jį darys. Na taip, kartuoju jau daug kartų, tai vėlgi tikiuosi supratote, jeigu ne, aišku, klauskite, bandysiu padėti, bet, na, tikiuosi, kad supratote. Tai ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų, nepamirškite prenumeruoti ir viso.